Gegutė natūrai. Rytas 8 valanda. Šalta. Buvau ne kaip prieš rytą gerai, bet reikia keltis. Važiuoti toliau. Subatskė. Judu link Severo Baikalsko. Nežinau, ką ten reikės daryti, nes, sako, keliai Kirkutsko nėra. Ieškosiu gal kažkokiu tai Baikalu su kokiu nors baržu ar kur nors. Gal nereikės grįžti į Bratską. Žiauriai šalta, bet saulelė kyla, gal sušils. Aš štai važiavau konkrečias Gluchamankės. Aišku, Svajonių upės prasidės. Vieną kerta. Kol kas viskas gerai. Siurblį. Nesenai tik vėl teko parakinėti. Bet galvoju, kai Baikalą trauksiu. Nerealu. Keliai irgi įvairūs. Ir žvyrą, ir betoną, ir asfaltą. Privažiavau jau Kėdainių kalnus, Sarmantinai, nusileidimai po 5-8 kilometrus. Vėl planuoju anksčiau truputį duot nakvyniai, vietų mažių ir jau vykti Baikalą. Noriu kamerėlę įsidėti prieš šaltą ir pabandyti. Aš čia gal vietos nerealios. Kiekvieną kartą. Baigiors vietinis. Nedaug motociklista, aišku. Kaimeliai, sakau, nors ir vienodai atrodo neturtingi, bet jie negyvena, susitvarkė šiek tiek, kiek įmanoma, o kiti apsileidė smarkiai. Jeigu prisivėji sunkvežimį, tai reikia apsilenkti. O tada tai malonumas menkas.
Varau į kalną. Tik pokšt. Baik sutupė. Na, galvoju, pirms prakols. Sustojau. Padangos pilnas. Įtraukė šniūrą. Nurovė. Daiktai vėl nusmuko per duobes. Dar kažkoks skystis pasipylė iš kuprinės. Karočiui vėl viską iš naujo persirišti. Judėjo toliau. Nu, eilinė Sibiro upė, kurios pakrantėm apie 70 km teks pravažiuoti. Į kažkokią Ust-Kulio, kuri tekės į Leną. O čia, apie ką jau sakiau ne kartą, visą mano kelionę lydi kas keliolika ar keli kilometrai. Tokie dalykai. Keliai nerealūs. Dabar važiuoju asfaltu, bet asfaltas ir toks nenuspėjimas, kad gali šauti tokią duobę, kad perlūši per pusę. Kaip vietinis žmogelis papasakoja. Узнаешь, что значит дорога. Не у вас, где уснуть можно. Здесь не уснешь. Dar papasakai, kad Baikalas, ko gero, dar vietom su ledais. O kaip iš Sievero Baikalską papulti Irkutską, dar kol kas nežinia. Nesinorėtų grįžti kažkur čia vėl atgal. Ką tik pervažiavau Kulį ir yra jau Lena. Aišku, čia dar nedidelė vėlgi vietos. Sunku nuodina. Jeigu žvyrkelis. Dar 300 km iki Sievero Baikalsko tokį lauką. Paskui iš vis nežinau, ką darys. Ir visi su kuo pašnekėčiau. Esmė dėl meškų. Tipo pavasaris išlindusios šurvo. Alkanas ir taip toliau. Pamatyti labai norėčiau. Susidurti. Gal nelabai. Dar kiek pavažiuosiu, ieškosiu nakvynės, nes reikia. Noriu kamerą prisidėti prie šalmo, pabandyti. Išsipjoviau porą vamsdukų, pakišiu priekiniai šakiai po spiruoklėm ir šiaip numėtysiu biškį mantos. Prakiuro vienas tepalo gambaliukas, išsipilčiau. Gerai, kad ne visas litras. Išbėga, taip pačiu plaukas. O, kur mano kelelis veda. Šiaip žvyrkeliukas visai malonus kol kas. Apačioje Lena. Čia kažkokia magistralė eina. Nuo 80 iki 100 gal laikyti. Atsistojus.
Nu ką, pribridom kapitališkai. Pirmą, antrą pavarą. Apačiame bamas. Ir superinė upė, bet nėra privažiavimo prie nas. Laiks būtų nakvynė jau. Nu, pagaliau radau pleistą tiltą greičiausiai. Statybvietė su tokiu namuku. Čia ir bus mano nakvynė. Į Sėverą Baikalską 250 km. Tik jeigu reikės pirmą, antrą pavarą, kaip čia paskutinius kelis kilometrus, tai nežinau kada be nuvažiuosiu. Motociklą užsivarysiu čia. Šalia labai patraukli upelį. Galės pabandyti pamėtyti biškį. Netoli įteka į pagrindinę upę. Nu ką, šią nakčiai išmiegojau. Visai neblogai, galiu pasakyti. Biškį pasvaidžiau spiningėlį, bet nieko per daug vandens. Dar lauksim, kaip sakoma. Dabar bandysiu kamerą primontuoti prie šalmo. Pabandžiau šiek tiek sulipnę juostą užsidėjęs. Tiktais neblogai gaunta, žiūrėsim. Šalme skylę darysim. 8 ryto, nespėjau išvažiuoti. Pradės snigti. Lyti. Tiksliau šlapdriba. Ir taip nevaikiškais kąsniais. Ir ko gero reikės eiti ilsėtis, nes abejoju ar per molį ir dar šlapia su kažkokia šlapdriba. Toli kur nuvažiuosiu. Jo, ko gero būsiu padaręs klaidą. Ir Irkutską reikėjo važiuoti. Kaip ne kaip 600 km piečiau. O ką, porą valandų pasnaudžiau, visi naudą. Nustoja, davė susiruošti. Žinoma, tai idilė ilgai netruks. Tenis ir mano keliai mėlynuoja. Bet reikia dėti priekį, paliksiu tą jaukų namuką savo. Aišku, už tai raktų krūvą palikau. Bet bus lengviau. Ir man, ir motociklui. Kągi, pasidalinsim įspūdžiais. Kol kas aš dar tik leidžiuos. Bet ir tai. Su basom vasariniam padangom sunkoka. Jeigu kilti reikės taip pat, tai neįsivaizduoju. Kelias vietas išvežiaurės. Provėžas iki pusės metro. Net su šoniniais bakais kabinau. Jo, viskas būtų paprasčiau, jeigu nebūtų lyja ir snigė. Arba bent jau būčiau su padangom gerom ir be svoriaus papildoma.
minėjau, ypač tas raudonas molis, tai beprotas slidus. Išvažiuojam. Žodžiu, į kalną pakilti man be šansų. Velnės. Grėja čia viskas. Susišikti. Va, biški sausiau. Šimtai 50 km, jeigu visi tokie, tai man Baikalą dar greitai nematyti. Ne problema, jeigu čia būtų sausa. Ačiū Dievui, ta bekelė baigės. Iš pradžių žvyrkelis šioks toks, paskui asfaltas prasidėjo. Dabar esu apie 180 km. Aišku, keliai bus dar visokie iki Severo Baikalsko. Ir tokie vaizdeliai manęs laukia. Turėtų būti įdomu, aišku. Daug didelės, mažas, visokio, visas pilnas vandens. Kaži, kaip čia ta žvejyba. Nu ką, štai ir pribridau. Artėju link perėjas, iki Baikalo apie 80 km. Kalnai įdomus dalyks. Atrodo, kad to iš posūkio ranką pasieksi. Jie vis taip toli. Kelias padoras, nepatikėsi, pragrederiuots. Tik aišku, daug akmenų iškilnoja.
можно. Bamas. 300 kilometrų kelias eina šalia Bamo. Iški kojas nuvazdojau. Nu, meškinukai, kur esat? Pasirodykit nors jiems. Ketvirtą pavarą, normaliai. Ačiū Dievui.
Įdomu, baigsis kelias ar ne? Metras ir su viršum sniega. Įsivaizdavau viską. Gal šiek tiek šilčiau. Bet dar spėsiu. Mongolijai padžiūsiu. Visgi kelias beveik baigęs. Bet turėčiau pravažiuoti. Nes sakė, čia jau leidžiuosi į apačią. Kai nusileisiu, bus geriau. Prieki kažkur yra karštas versmės. Važiuojam, pažiūrėsim. Yra šansų užsimaudyti. Kągi, nusileidau. Kaip ir tašiukais pravažiavau pacams. Sakė, kelius pasitaisė, čia vėl grederio. Tas ir nebūtina. Bet kelias geresnis, tom džiaugiuosi. Dar keletą dalykų tokiais kaip tai, kad vakar daiktus persidėjau į apačią. Šakę susitvarkiau, tai kad žiemą praktikavau važiuoti. Viskas tas dabar labai padeda. Ir išvis tai, kad sugebėjau išvažiuoti, susiruošti, išvažiuoti. Ir kad atvažiavau čia, kur realiai iš tikrųjų niekas nevažiuoja. Ir dar pavasarį. Jama kalnai didžiulė. Na va. Radau šitos šaltinius. Nieko įspūdinga. Ruskiai viską jau aišku ten uždarė. Atvirai nieks nebetiek. Sakiau, vieną naktį Severo-Baikalske, vieną naktį ten. Kainas nelabai didelės, apie 40 litų. Su visais maudymaisiais ir taip toliau. Net jeigu bus 50. Bet išsimaudyti reikia. Jau savaitę beveik nesimaudžiau. Kągi, žmonės Baikalas. Bravo. Tai 10 dienų. Severo-Baikalskas. Šiandien pavažiavau 280 km. Bet labai sunkus. Labai sunkus, žinoma, įspūdingi. Verta buvo. Šią naktį praleisiu čia. Rytoj į geizerius pasimaudyti. Pažiūrėsim, ką mes čia rasim įdomaus. Šiaip tai vaizdai nerealūs. Ir džiugu ir gaila, aišku. Gaila, kad nėra pilnai to grožio, bet pamatysiu pietiniam Baikale. Įspūdinga tai, kad atvažiavau čia ne vasarą. Ir mašalų nėra, irgi didelis pliusas. Nu, ir veidelis. Susinešiuojas biški, bet dar nieko, dar gerai. Taip. Atrodo įvažiavimas. Severo-Baikalską. Kągi. Leidžiuos į apačią. Ieškosiu privažiavimo prie ežero. Ir užsirūkysiu pirmą pergalės cigarą. Nu, pavalgiau. Ants buvo juokings prisipėsęs. Klausinėja taip pačiai kavinukiai, kiek laiko buvosi. Norėčiau pabendrauti su kažkokia šmara. Bet kažkodėl paklausė, ar turi pinigų. Nepatink man tokie. Važiavau prie Baikalo.
Atsigert vandens ir užsirūkyt cigarą. Nieko ypatinga. Kaip eiliniai kūdrai. Žiūrėsiu, čia nėra kur normaliai. Vietų versmių, saulničnai. Pabandysiu tartis šią naktį, rytoj dieną, rytoj naktį. Tada judėsiu. Iki Irkutsko 750 km žvyrkeliu. Iki Vladiko dar 5 su viršu, 5,5 kažkur tūkstančiai. Iki čia beveik 8. Kągi, 7 ryto. Pusantros paros pailsėjau saulničniam, esu atsigavęs, ko gero vėl sekas, naktį visą nelėja, dabar rūkas jau sklaidas, kyla saulutė, turėtų būti visai nieka diena, vaizdai nuostabus, nors priekį laukia tiesa kelias patižęs, daugiau 4 pavarą nepavažiuoju, bet nieko. Priekį laukia, ko gero patys sunkiausi kilometrai mano gyvenime. Pervažiuoti per perėją. Nu kągi, praktiškai perėją pervažiavau. Nelabai sunkiai. Žodžiu, poilsis išėjo į naudą. Žinau, tokių pelkių buvo daug, bet ne problema. Dabar jau pradėsiu leistis į apačią. Į apačią ir į apačią. Visą laiką lengviau. Naktį buvo keli laipsniai šalčiaus. Ant pelkių visur. Ledukai.
Kelias vietom peliukais virtės. Bet svarbu bent kol kas dieną. Rytas nuostabus. Džiaugtis kiekvieno endūrininko svajonė pasiduoti tokiais keliais. Aišku, smagiau čia būtų su kokiu hard endūro ir be jokio, kaip sakoma, papildomo svorio, bet kad ir lėja, bet keliukas per porą dienų, kaip čia važiavau, spėjo pasitaisyti. Vaizdai nuostabūs. Žinoma, labai užsisvajoti negalima. Labai greitai gali užsirauti. Akmens duobės, kokią pagalę. Irkutskas 750 kilometrų. Aišku, visur žvyrkelis, bet vis tiek galvoju, rytoj vakarę turėčiau pasiekti. Arba bent jau poryt per pietus. O, peliukas. Stotis ant užpakalinių kojelių. Vis mažiau kojas. Šlapsiu. Gerai, kad tokios vietos, kur yra plaunamas, apačioj kietas gruntas, tai bent jau nesmunka. Kągi, persikėliau be didesnių vargų, net kojų, kaip sak, normaliai nesušlapau. Vis dar važiuoju su plentiniam padangom, priekinė jau visai beveik basa, bet bandysiu datraukti, bent jau iki to blogojo kelio į Vladiką. Sustojau pažiūrėti per vieną tiltą važiuodamas. Smarkiai kabinau dugnu
bet nieko. Per centrinę kojelę. Šiaip Afrikai apsauga rimta ir varikliaus. Čia eilinis antkapis. Na, kaip sako, vieta graži, bet gal visgi geriau. Ne tokioj gražioj, bet gyvena. Visgi tas tiltas nenuėjo be pasiekmių. Nulenkė ausį, kojelės pradėjo kliūti šakę į lenciūgą. Atsistojau pakeliui katilinį ir su pagalbinėm priemonėm paremontavau. Manęs tik plaktukas, kūjaus neprisiruošiau pasiimti. Nors rytas nekoks papuolė, nusileidau nuo kalnų, kur saulė švietė, užėjo tirštas šaltas rūkas. Po to kojelę užkabinau, gerai, kad ne konkrečiai, o būtų užkirtę, būčiau ėjęs per priekį. Po to nuklydau apie 50 km. Bet dabar vėl saulutė, žvirkeliukas, labai neblogas, tiesus. Jeigu toks iki Irkutsko 700 km, tai rytoj turėčiau būtent vakarą. Greitis 100-110 be problemų. Taiga, kalnai ir tona smėlio. Ir dulkių tiksliau. Bet užtat oras idealus. Sušilo tiek, kad sustojau nusirengti. Ir geriau valgyti tas dulkes, negu čia būtų šlapia ir absoliutiškai nevaldomas motociklas. Šiandien dienelė konkreti puolė. Pravažiavau jau beveik 500 km, dar ne vienos degalinės. Laimė turiu atsarginius bakus. Išsipylė dar vienas tepalo bambaliuks ant galinių stabdžių. Keletą kilometrų ar keliolika be stabdžių beveik buvo, bet paskui prasidirba, aišku. Nu ir kelias žiaurus. Nuo visai padaraus žvyrkelio iki tokių vietų, kur be šansų praktiškai išlaikyti vairą, spaudi, vis tiek nori išrauti. Ir pasitaikydavo tokios duobės, kur po kelis kartus prašliauždavau dugnų. Ir aišku, kai kietinau priekį, abi veržlės nepavyko susukti kaip priklauso. Kreivai susisuko abidvi. Tai pro dešinę pradėjo tie paliuką biškį snargliuot, bet nieko. Va, privažiavau per upę pontonus. Čia kelias būna apie 2 mėnesius iš vis uždarytas, kai pradeda nešti ledus, ir dabar tik mėnesį, sakėte, atidarė. O čia žinoma sankryža, jokio ženklo. 400 km absoliučiai pravažiavau. Ne vieno kaimelio, vienas tiksliau buvo, bet apleistas. Na, jau dabar vat, keletą tokių pravažiavau. Bet dar kažkur apie
nežinau, keliasdešimt kilometrų iki artimiausia didesnė, kur bus benzokolonkę, degalinė. Dabar važiuoju o tokią vietom. Kiek ta gražuolė. Molė kažkokia tai. Vietas gražas įspūdingas, bet nėra laiko grožėtis. Ant kelio, vat. Tokie dalykai. Bet kuris gali būti lemiamas. Reikia žiūrėti, kur važiuoja. Ir dulkės. Dulkės, dulkės. Teka. Nesenai buvau privažiavęs vienoj vietoj prie upės, galvoju, taip biškį pailsėsiu. Žiūriu, 3 vyrukai skūrė, plaukia iš žvejybos, nieko gero nepagavę. Sak, degtinėlį po biškį užnuoja, suvaišino griečkos su mėsa. Arbatos. Perspėjo, kai būsiu užbaikaliai, kad taip nebendraučiau su vietiniais buretais. Sakė, ir priplaukė gana smarkiai, nežinau, kažkaus į galvą. Čia buvau Severo Baikalske. Šiaip irgi skaitos Buretija, bet pagrindė visi rusai. Ten jau bus gryniai, čečmėkai. Čia, sak, vietinis tėvas jų yra. Visi medukai sakstyti, užraišyti, vairiausiai škurliukais. Gali Zagadat Šelanija, kaip sakoma, ir miestelis, jau kaimelis, Kraslova. O čia tipiški, čia sakykim visai nedidelis vakarietiškas kaimelis. Yra ganyklėlė, darba. Tai vat irgi paprašiau Burhano, kaip sakoma, kad kelionė kostytus normaliai. Išrišau tokį dirželį, kur nutrūko Natašas. Plius dar pamėčiau smulkių kapeikų rusiškų. Vakar šnekėjau su tokiais skeliais, tai nesako amerikietiškų dolerių. Bet sakau, doleriai man pačiam bus reikalingi. Abejoju, ar Burhanas amerikonas. Taip kad Lenos slėniais jau 550 kilometrų.
baigiau šios dienos pasirodymą. Diena buvo tikrai ne iš lengvųjų. Stojau nakvynės, irgi nebus pati geriausia. Čia pat kelias, upė bet murzina ir pilnas pakrantės. Karvių neina pritraukti. Už krūmų. Jo, technika po biškį vargsta. Išsilieja dar vienas bakelis tepalo. Pro vieną šakę pradėjo taškyti. Abidvi šoninės tašės prasitrynė. Neįsivaizduoju, kas bus, kai nebebus kur dėti įrankių su raktais. Kitas tašis, kad ir iš labai stiprios medžiagos, irgi prasitrynė. Muilinė atsidarė, pilnas makintošas muilo. Ir taip toliau. Na, iki Irkutsko nedaug. Ten reikės ilgiau pailsėti. Apsiplaut biškį kai ką. Nu, bent jau vėl šilta ir žalumos šiek tiek. Be abejo ir oda irgi atsigavė. 600 km per dieną. Žvyrkelė vietom siaubinga. Taip atrodo Afrikos veidelis. Bet iš tikrųjų nerealiai laiko technika. Tokiais apkrovimais tai nežinau, kas galėtų daugiau išlaikyti. Ir vis dar važiuoju su praktiškai jau basom lentiniam padangom. Šitas taupau bent jau nuo Vladivostoko į Mongoliją. Su pietiniam Baikalo krante visą rytą lėja. Dabar lyja, taip iš saulutė išlenda. Nuo Irkutsko 60 keli kilometrai ir tokia Listvenka. Čia pilnai, kaip sakoma, toliau kelias ten eina. Ir čia galima viską. Keliai, žuvis, vairios nuomas ir toliau. Čiučiu daugiau virš nulio, kokie 2 laipsniai. Stiprus šoninis vėjas, lietus. Šiaurinis krantas, gražesnis. Nervos. Tas dabar muziejai, vietiniai ruoniai, kurie daugiau išskyrus Baikalą niekur negyvena. Viršliai, kur jūs? Темного цвета, яркие, вот такие малиновые. А белый харус, он скромненький. Сейчас найдем где-то мы. Вот, прости, пожалуйста. Вот он, белый харус. У него скошенный плавничок, но он жирнее, он сочнее. И расколотка, кто знает,
Вот это вот предмет спортивного рыболовства. Сегодня они ведут себя хорошо. Вы видели, что вчера отворилось? Как они вертелись? Это самец. Сейчас даже не знаю, что он хозяин. Такая самочка строгненькая. Пойдемте смотреть ярко. Че? Омулис Байкала. Вон и жусь. Лянокой из пудинги. Казда киршлюгидис. Эй, коса. Нереалус. Tokie upėse čia plaukia. Lemba gaila, ne laikas dabar. Nu nieko vis tiek. Mongolijai turėčiau atsirauti normaliai. Galinga žuvis. Paprasti karšiai. Lydys. Kažkur turėtų būti ešerys. Varots ir suėstas. Baikalo eršketai. Sigai. Bet čia kaip syks tikriausiai. Побывал в музее. Kaip gyvena Rusijos grietinėlė. Šiandien važiavau 300 km. Daugiau nebevažiuosiu. Pabandysiu netoli Baikalo kažkur susirasti nakvynę. Gal neužeis smarkiai lyti. Kągi, 6 vakaro, pagaliau nustoja lyti, susiradau
Gražiai. Vietelė nakvyniai. Tiesa, reikėjo pavargti per tą upelį. Dviejas vietas persikelti. Vieną nufilmavau, antrą čia, iš kitos pusės. Ir šitam krante, išvažiuojant, buvau susėdęs taip, kad iš Afrikos tik tais priekis bekišuoja. Šiaip malonus oras, labai greit sušilo. Gražus upelis, vėl bandžiau pažvejoti į abidvi pusės. Prieš srovę kokį puskilometrį nuėjau, pasrovė į pusę kilometrą iki pat Baikalo, kur įteka. Nė vienos žuvelės nemačiau, skyrus ten kažkokias tai mailius. O vietų praėjau nerealių ir gilių duobių. Maža srovė ir taip toliau. Pasitaisiau valgyt, ale putros savo legendinės. Užsrėbiau, ilsėsios. Rytoj judėsiu iš ryto, turėčiau pravažiuoti Ulandę ir link Čitos. Ką, miegojau, naktis buvo šalta, keli laipsniai šalna. Net su geru miegmaišiu buvo šalta momentais. Kėliau pusę 9 išvažiavau iki Irkutsko. Už Irkutsko lik Ulandė sušilo. Važiavimas labai sportiškas, greitas, ilgi posūkiai, pakilimas, nusileidimas, ausis užgalo pastoja. Ir vat, po truputį vėl pradėjo vėsti. Dar visą važinėjau Baikalą ir artėjau prie aukštikalnių su sniegu vėl ledu. Šiaip asfaltas geras, pusė velnė, tik pavojinga važiuoti, jau ne vienas priešakis iššoka. Mačiau jau vieną rimtesnę avariją, džipas įgriuvo, buvo nuėjęs.
super gražu. Kelias įspūdingas. Dar laukia persikėlimas per kalnus. Bent jau aš taip spėju. Be abejo, vėsa labai smarkiai žinoma. Spūdingom vietom šiandien visą rytą važiuoju, apvažinėju Baikalą pietinį krantą, nors saulė šviečia, bet gana vėsu. Vanduo skaidrus, matosi giliai, žolės, žydras toks žalsvai. Neaprėpiami plotai, ilgis 6,36 km, plotis nuo 27 iki 80, gylis 1,637 metro, giliausias ežeras pasaulyje. Ant dugno smėlis, dumblas, darė gręžinis nuo 3 iki 6 km. Toksai, tai galima spėti, kad kažkada buvo dar žymiai gilesnis. Vis dar važiuoju šalia Baikalo, jis man iš kairės. Taip jau 200 km. Daug upių, iš visai Baikalą virš 300 upių upelių įteka ir tik viena Angara išteka. O po dešinę kalnai. Prieš gerą valandą, pusantros aplenkiau tuos pačius 4, kur prieš kelias dienas su 3 BMW, vieną Afriką, Žakaskas lydi, 16 vietų pilnos, autobusėlis pakrautas gamtos, vienoj kavinėj dar 3 su BMW.
Diena graži, kelias irgi be galo. Pasistengsiu šiandien nuvažiuoti kuo daugiau. Ką, nutolau nuo Baikalo, sumažėjo kalnai, šilo oras, keliai, ievos žydė, kvepia, smagu labai. Prasidėjo Buriatijos Respublika. Pilna visur įvairių gyvulių, piemenys. Čia su arkliais, kiti mačiau pėstute. Nuo Ulande liko 80 km. Asfaltas pusėtinas, vietos gaidas, šilta, smagu. Ulande liko 12 km. Oras nuostabus, vieversiukas, 3 šalia teka Sarengė, nemaža. Sakė, yra žuvies, bet šiandien sekmadienis arti didmiesčio ir jau realiai daug žmonių. Pažiūrėsiu, užvažiuosiu Ulandą, tada ieškosiu kažkur nakvynės. Pravažiavau Ulandą, buvo sustabdė mentai, taip tik tais kryžius. O šiaip pamačiau prie kelio kažkokią tai šventyklą, greičiausiai čia Buriatų sėčia tais 3. Vėl žolė dega. Ir tai sakė virš 30, bet geriau negu lyja, sniegas ir šalta. Buriatai kažkas panašaus į mongolų palikuonis. Ir įsivaizduoju, labai panašu ir yra. Tiksliau bus ir Mongolijai. Vietinė technika. Biškį ekstremo. Pabandysim davažiuoti kažkaip iki to kryžiaus. Jau čia per aplinkui pakilau šiek tiek. Mačiau porą suslikų. Nepasikrovęs. Tuščias užeičiau, drąsiai.
Va čia tai bent. Hanui dar išmečiau 5 rublius. Dar kartą, kaip sak, pasitikėsiu. Nors nelabai tikiu tokiais dalykais. Bet kai esi tokiuose kraštuose, vienas pats, pradedi tikėti, kom tik nori. Kaip kirtau tiesiai. Va. Porą susliko. Į uolas įnėrė. Daugiau nesimato. Turinę programą baigęs, važiuosim toliau link Čitos. Vietos nerealios. Taip ir norisi šokti į kiekvieną iš tų kalvų. Žinoma, su kokiu lengvesnio aparačiuko. Išvis buvo kilus mintis važiuoti šitą kalvą ir čia permiegoti. Aišku, be vandens, be laužo, bet turiu barankų, buratiną. Bet papėdėjai pilna babuinų pristoja. Norėjau apsišviesti. Be reikalo. Didžiosios kalvos baigės. Prasidėjo kažkas labiau mažesnio stebė. Visur labai sausa, dega žolė, matas, kad senai tikrai nelėja. Šviežios žolės praktiškai nėra. Metro ar pusantro pločio upeliai visi išdžiūvę. Visą kelionę labiausiai nervina vienas dalykas, tai atsarginės padangas. Atsiduria visą laiką panašioj vietai, tenka stot perišinėti. Šiandien planas paprastas. Važiuosiu tol, kol galėsiu. Lyt naktį neturėtų. Pasuksiu į šoną kažkur toliau nuo kelio. Galvojau, kad stepė greit nesibaigs, bet klydau. Prasidėjo vėl kalvas ir taiga, bet stovis jos apgailėtinas. Viskas išdegė. Baigiau šiandien važiavimą. Dar nenorėjau, bet paskutiniai kolonėliai prieš 5 kilometrus, bet taip pat Lieciūgą išgirdau, kad kirgžda vienas iš galinių guolių. Tai susiradau visai tokia nieko vietelė, gaila, vandens nėra. Niekur aplinkui, teks barankytėm pasimėgauti. Šiaip nieko. Netoli kelio. Kaip mūsų kazakėlis, kad sako, vaizdelis. Linkėjimai iš Užbaikalės. Viskas gerai išskyrus tai, kad neturiu jokio ryšio.
Po to reikės ieškoti kažkokią vietinį kortelę, nusipirkti, bandyti. Tada gerai žmonės jaudinas. Kągi, pasikeičiau vakar guolį galiniam tekinį prie žvaigždės. Nors ir su šiokiais tokiais nesklandumais, bet kai nori sugalvoji, kaip sakoma. Išmiegojau neblogai. Naktį keli lašai nukrito, bet tuom viskas ir baigės. Bet užtat žiauriai sušiko rytą. Radau vėl erkę įsisiurbusi. Dešinę blauzdą. Vėl atlikau operaciją. Žiūrėsim, lauksim kelias dienas. Gal nieks nepasirodys, kaip sako. Po to pabiškai pradėjo tvarkytis reikalai. Sustojau. Visai neblogai pavalgiau. Truputį sušilo. Nelietus rūkas biškai išsisklaidė. Vietas visai gražias, įdomios. Tai čia tos apie 200 km. Prisidėsiu ausinuką dabar ir pašpariu, kaip sakoma. Asfaltas dar pusė velnio, už šitos prasidės žvyrkelis tipo suskaldytais akmenim ir dideliais gabalais akmenų. Žiūrėsim. Artėju prie čitos. Šiandien nuotaika netokia gera kaip vakar. Kraštovaizdis nekoks, visur smogas užsidėjęs. Ir be abejo, kur tik arčiau kokio nors gyvenamo punkto šiukšlės. Visur kaip akis mato. Dažniausiai tarp tų šiukšlių ganasi karvės. Šiaip savijauta nekokia. Vilkas, erkės, regulys priečia. Žinoma, nieko nėra, bet morališkai toks nekoks įsitikinimas. Atrodo pilna, visur rėplioja ir taip toliau. Su čitoj nusėmiau bankomate pinigų. Dabar laukiu, kol baigsis pietus iki 3. 7 valandas jau skirtumas. Čia vėliau bandysiu užeiti čia, nusipirkti vietinę kortelę. Mobilaus. 4 baras. Be ryšiaus. Jo. Atmosfera nekokia. Įsišustri ir taip toliau. Pravažiavau šitą, judu link Chabarovsko. Štai tokie skaičiai lydi visą kelionę mane. Oras geras, kelias kol kas irgi. Vietas šiaip savo, vietom gražesnės, vietom liūdnesnės, mažai apgyvendinta. Su ryšiu nekas, sulaukiau šiaip ne taip, grįžtant iš tų pietų. Bet paaiškina, kad reikia paimti roamingą, o roamingą jungia tik centrinėse filialuose. Taip, kad toliau be ryšio. Nu ką, asfaltai baigės. Prasidėjo tokie. Nu, bet kol kas dar nieko. Šiaip 70-80 dar pavažiuoju. Jeigu tik tiek tos bėdos, tai
Žinoma, jeigu porą tūkstančių kilometrų reikės taip trankytis, tai žinoma, kad nuvargsiu ir aš, ir technika. Kągi, pirmą etapą prašokau, taip atrodo tas kelias. Kai reikia prasilenkti su sunkvežimiu arba aplenkti, tai yra nerealu. Be abejo, visi važiuoja kažkodėl tavo pusė. Privalgiau konkrečiai žiaurų. Vietinis endūrininkas. Greičiausiai piemo. Važiuoju karvių parsiginti. Vėl galiu gerėtis vaizdingais gamtovaizdžiais. Ne dėl to, kad jie kažkur tai būtų dingę prieš tai, bet 100 km su viršum nuvažiavau žiauriais žvyrkeliais. Dabar jau virš 50 važiuoju praktiškai idealiu asfaltu. Net nuostabu, kaip čia gali viskas greit keistis. Vienoje vietoje išvedama idealus asfaltas, šalia kažkokia miestelė, net apšviestas plotas. O iš abiejų pusių šiukšlių, kiek užmato akis, ganosi karvės. Lietuvoje 1 valanda, čia jau 8 vakarą. Laikas ieškoti nakvynės. Lengva nebus, aišku. Supelių praktiškai nėra. Turiu sausainių, limonadą, jeigu kas, kaip vakar vėl kur nors skrisiu. O rytoj, ko gero, jau ieškosiu kažkur pastovės, nes esu visas nuo ausų iki kojų dulkėse. Ir šiaip maudžiaus paskutinį kartą tik Severo Baikalske prieš 5 dienas.